Vairuoji vokišką automobilį? Jau rytoj reikia spoilerio ar grotelių. Tavo styling dalis turime Vilniuje ir išsiųsime jau šiandien. Tuning.lt. BMW 740i Longas. Sena kur. Šitą aparatą aš noriu sutvarkyti kuo greičiau ir kuo pigiau. Opa. Nu gražu, žinok. Nu ką, pažiūrėsim, ką galima nusipirkti už 500 PM maksimum Amerikoje. Filtriukas buvo tuščias, toj gal pripampos biški. Dėl to ir pas mus neužsikuria daugiau. Eilinė Andrėjaus diena su pasibaigusiu kūru. Šitą seną kūrą daugiau negu tu atlaikys. Seniai, gesink mašiną. Kol neužsidegėm. Tikiuosi kapoto nesulankstėjai. Andrei kosmonautas jūsų paslaugom. Gilitas kapotas, ne? Tikrai taip. Gerai, nu ką, paukščiukas narveliai, kaip sakant, čia mūsų dar vienas projektas ir ką mes su juo darysim. Šitą aparatą aš noriu sutvarkyti kuo greičiau ir kuo pigiau, kad rinkoj už tokią kainą automobilio nebūtų. Nu, sakykim, kad pas mane bus pas vieną už tokią labai gerą kainą padarytas automobilis. Kaip manai, už kiek mes padarysim šitą bolidą? Tavo variantą. Nu, taip realiai primest, kad pakaba, snukis realiai beveik visas, tik tais be radikai lieka. Iki 10. Iki 10, tai sakykim, jeigu už 20 nupirkom, tavo variantas, kad 30 štukų. Taip? Iki 30 štukų. Iki 30. Gerai. Nuo iki maždaug, kiek čia? 8 ar 10, ne? Nu jo. Gerai. Kažkur tai 7, Man dabar įdomu, ką jūs manot? Kiek mums reikės įkišti į šitą raketą, kad mašina būtų pilnai tvarkinga ir važiuojant? Sakykim, kur reikia padažysim, ten ką reikia pakeisim, kad mašina tikrai būtų techniškai jau gera. Parašykit būtinai komentaruose, o aš vėliau pasakysiu savo variantą. Bet mums reikės kuo greičiau ir, nu, kuo pigiau ją padaryti. Viskas. Tai mes ieškosim detalės pabiškį, kol kas mes prie jo nelysim, dabar tik tais padarysim greitą apžiūrą, kokie defektai, kas kaip ir jau vėliau grįšim prie jos, kai turėsiu detalės. Mes aišku ir spėjom jau pašventinti mūsų naują pirkinuką, praeitam epizode matėte, ne? Opa, laba diena. Aš galvoju, kas čia per garsas buvo, seniukai. Nu buvo biški, ne? Iškart pašventinam mūsų tačką, pažiūrėk. O kaipgi kitaip? Gražu? Aš manau, kad labai gražu. Seniai, teik čia parodysiu, kaip atrodo dabar. Nieko baisaus, ne? Bamperiukas tik dažymas. Nu ir čia va toks įlinkimas nuo kameros. Matai? Šitas tai nusipoliruos. Dubūtė, jo, čia nusipoliruos. Be dažymų išlygins. Tai va, nu, ko nepadarysi dėl jūsų žiūrovų. Gerai. Ką, kelių mašiniuką ir mes pažiūrėsim, kas iš apačios darosi. Aš jau nuėmiau ratą be kameros ir įvertinau. Šiek tiek radau neplanuotų išlaidų, tai to žiūrim. Keliam ir žiūrim. Nu tai ką, praeitam video mes bandėm užvažiuoti ant ralo ir gavosi, bet su 3 ratais mes važiavom. Dabar aš pakėliau ir žinai ką pastebėjau, kad gabaliuko traverso mums trūksta, pažiūrėk, matai?
Šita šakė turėtų laikytis va čia, bet čia viskas išrauta. O, pašviesk čia, kad matytų. Opa, va toks va grožis. Nu, jo biški nuvažiavo. Taip, tai nuo smūgio išrovė gabalą traverso. Dėl to ratas rėmėsi į kėbulą ir mes negalėjom... Nu kaip, mes važiavom, bet šitas ratas pas mus nesisuko. Važiavom ant 3 ratų. Taip, tai realiai, nu ką, 600 eurų dar prie to pačio į pakabą įkrys. Arba ne. Arba ne. Ir žiūrėk, kodėl sulūžo traversas. Jeigu va šito dalyko nebūtų, matai, čia būtent Amerikoje va šitas ragas statomas, nežinau kam jisai, bet aš spėju apsaugai, kad apsaugot gal radiką, bet būtent Amerikoje, F serija, G serija, va šitas vat kolas. Tai mes matom, kad į medį įvažiavo ir išrovė būtent šitą vat gabaliuką traversą. Va tokie vat reikalai. Nu bet ką padarysi? Viskas padaroma, kaip sakė. Radiką mes matėm, tos visus dalykus irgi viską kaip ir matėm. Tai, nu, realiai, mašiniukas, viską, ką mes pamatėm prieš perkant, tai tas ir bus. Tik tais dar prisidėjo traversas. Tai pažiūrėsim. Pas mane dar yra variantas, gal su operatorium pavyrint, kažką sugalvot. Aš jau radau gabalą šitos pusės. Ką tu į tai, seni? Aš visada už. Nu viskas, pasipraktikuosim. Bus įdomu pažiūrėti, ką mes padarysim, ne? Iš 2 traversų. Gal kažkas ir gausis. Gerai, kas toliau? Toliau mums viskas aišku, ko reikia. Tai šitas detalės mes ieškosim. Ir dar dėl garso. Atsimni, pas mus ten kažkas tukseno prie variklio. Tikrai taip. Mes klausom. Ką tu seni? Girdi kažką? Tu turėtum girdėti. Kas šias tuksena? Visą laiką irgi va, visi klausia, kas kaip yra čia emkių variklis. Visą laiką, kad tas skaičiavimas visą laiką, pas to irgi būna. Ir visi sako, Ranktelis užsidės ir nesigirdės. Tai aš manau, bus išvada tokia, kad sklendės, turbako sklendės. Rida jau nėra maža šito automobilio, tai mes spėjom, kad šiek tiek laisvumas bus sklendėse, turbakose. Va ir viskas. Tai kad nereikia pergyventi, varikliukas dirba gražiai, garsas buvo, spėjau, iš sklendžių. Dar vienas momentas, kurį aš radau. Sakė, kad katalizatorių nėra, aš galvoju, čia stovi downpipe. Bet, matai, seni, originalas katalikai. Bet tose katalikose nieko nėra, štai pasisensi. Pažiūrėk. Kaip varpelis, viskas tuščia ten. Tai aš spėju, kas darė tuningą praeitam savininkui, tai tiesiog nesiparino, išmušė katalikus ir įdėjo atgal tuščius vamzdžius. Nu, šiaip taip nedaroma, reikia dėti downpipus, nes nesąmonė. Aišku, čia va platukų pahujerino visą duslintuvą. Čia irgi va pahujerino. Nu. Jeigu reikės, ištaisysim. Taip. Tai noriu perduoti linkėjimus mechanikam tie, kurie darė šitą MQ-tę. Pasistengti kitą kartą bent jau gražiau dirbti. Čia su plaktuku duslintuvas visas suišintas, čia irgi va suvarytas. Ai, mašina vis dėlto pinigų kainuoja. Kem štukų, nu tai reikėtų gal šiek tiek atsargiau dirbti. Seni, kažkam gal čia jau ne pinigai. Aš galiu pasakyti, jeigu taip dirba, aš manau, čia kosminiai jiem pinigai. Ir galbūt netgi su tokiu požiūriu jie ir neturės tokių pinigų. Tai va, linkėjimai. Ką, mes aišku būtinai patikrinsim, kaip jis buvo čipuotas, kadangi jeigu taip čia padaryta, tai reiktų pasižiūrėti, nes savininkas minėjo, tai yra aš jau savininkas, bet buvęs savininkas, minėjo, kad šitas mašiniukas įrašytas stage'as ir vat turėjo būti downpipe, ar nėra katalikų. Nu, katalikų nėra, gerai. Tai mes važiuosim, patikrinsim. Važiuosim, aš manau, į Inseiną ir prasuksim, pažiūrėsim, kiek čia arklių iš vis. Gerai, tai ką, mes, manau, sekančiam epizodė jau pastatysim ant rato mūsų MQ-tę, kad mašina jau galėtų važiuoti ramiai savo. Tada mano spėjimas, iki kiek mes surinksim šitą mašiną, tai sakyčiau 2.6K. Taip, čia su salonu pilnai airbagai, panelės ir visas snukis, su pakaba. Nežinau, gausis ar ne, bet aš noriu labai pigiai surinkti, kad šitas automobilis stebuklinga kainoje būtų. Tavo statymas iki 30, nuo 2.7, mano statymas nu maksimum iki 2.7. Tai va, tai ką, gal iškart susilažinam, seniukai? Išpiam, man reikia atsilošti, aš jau labai daug pinigėlių tavo atidavau. Davai, važiuojam.
Man 7K, viskas chebra. Jūs tikiuosi parašyti savo spėjimą ir... O žinai ką, davai išrinksim 5 laimėtojus, ką mes pravešim. Kas atspės sumą, už kiek mes surinksim šitą automobilį. Parašykit. Parašykit chebra, viskas išrinksim 5 laimėtojus. Volia, bus toks mažas konkursėlis. Neplanuotas. Gerai, kas toliau? Kol ką šitą mašiniuką paliekam, viskas čia aišku, surinksim detalės ir... M3, mums reikia M3 irgi pajudinti. Pagaliau jau. Taip, Atėjo laikas. Bet ne šitam epizodėse. Atėjo laikas, bet ne šitam. Mes laukiam mūsų 7-tuko, jis irgi turi greitų metų atvažiuoti šiandien. Bet nežinau, už poros valandų gal tralystai, žinai kaip ten. Reikia palaukti, reikia sulaukti, tai vat laukiam. Kažkodėl jaučiu bus antra pamaina. Kaipgi be antros pamainos. Tai davai šiek tiek dar update'inam apie M3, kas ir kaip. Aš privažiuoju čia ir porą žodžių apie ją. Nu ir ką mes turim su M3, tai šiek tiek smulkmenų mes sudėjom, veidrodėliai, abloškės, šitos trūksta ten porą detalių, šiaip smulkmenų nemažai peržiūrėjom, aišku, to darbo nelabai ir matosi, bet jis buvo padarytas už kameros. Mes dar laukiam žibintų priekinių, tai dėl to aš negaliu rinkti snukio. Irgi turėtų būti neužilgo, mes užsakėm, tai laukiam. Kaip tau supratėlis atrodo prie juodo disko? Gal juodų mums reikia? Ar 2 spalvų geriau? Gal geriau 2 spalvų. Dėl disko aš dar neradau. Aišku, aš noriu nupirkti 666 style, bet neradom dar. Buvo pora pasiūlymų, bet ten buvo arba pabrozdintas, arba šviesus. Aš noriu tamsių, būtent tamsių. Tai jeigu turit, pasiūlykit chebra. Tai tu nori juodų ar 2 spalvų? 2. Style 666, jis eina poliruotas priekis, tai yra vat šita dalis, ir vidus juodas. Arba tamsus. Puikiai. Tai va, gerai, ir ką mes turim? Mes turim iš Tuning LT apdailą CS-o. Galim iš kartai pridėti, pažiūrėsim kaip atrodo. Pažiūrėk, koks grožis. Iškart mes pamatuosim. Kažkaip taip. Čia būtent CS-o, tai pas mus kapotas CS-o, aš manau viskas gražiai pas mus bus suderinta. Tai lieka sulaukti žibintų ir mes jau galėsim priekį surinkti iki galo. Nu ir aišku, kapoto užmėsim. Vaizdas pasikeis. Gerai, kur dar pas mane galinis difas yra? Man patinka šitus žaisliukus dėlioti jau, žinai. Kai jau ateina iki tokių žaislų, tai kvepia finišu. Opa! Čia bus galinis difas. Ir dar pas mus bus ant šonų va tokie vat spliteriukai. Tai yra ant galinio bamperio. Nereikia žaisti, nei dažyti, va, iškart nudažyta. Dėdi ir važiuoja. Nu ką, žaisliukų mes jau nusipirkom, tai jeigu jūs norite irgi pagražinti savo aparatą, visus kviečiu į Tuning LT. Tai arba į fizinę parduotuvę atvažiuokit, pačiupinėkit, pažiūrėkit, pamatokit, arba tiesiog apsilankykit elektroniniai parduotuviai ir irgi galite išsirinkti. Ir aišku, nepamirštam apie nuolaidą. Mielų malonų, jūs gaunat 7% nuolaidos. Jo, Jokeris tai irgi eis. Kaip tau barža ilgumo? Geras.
ką, nutraukite? Nu ką, pažiūrėsim, ką galima nusipirkti už 505 baksų Amerikoje. Padaryk dabar rimtą veidą prie šitos mašinos. Žinai, koks man planas? Koks man planas? Koks tavo planas? Supratau, einu pagalvosiu ir grįšiu. Pagalvok dar kartą. Karočią, planas toks, mes turim ją užkurti ir šiandien pravažiuoti. Kaip manai, realu ar ne? Nu, kaip sakoma, iki rytojaus da laiko yra. Taip, tai vat, mašina už 505 baksų Amerikoje, aišku, pas mus jau šiek tiek kita kaina gaunasi, bet Infliacija. aš jau paminėsiu. Kaip? Infliacija. Taip, infliacija, kol plaukia, kilo, ten kaina leidosi, kilo. Kaip ilgumo? Longas. Chebra, čia longas, pažiūrėkit. Kiek čia rankų reikia pridėti? 1, 2, 3, 4, 5, oho. Aš šitą nufilmavau. Čistai kaip senas dėdas, nukritau. Šitas buvo rimtas. Senė, aš norėjau pasakyti, gal tu nori apsivaikščioti, čiut pafilmuoti, ne iš vieno kadro. Vai, apsivaikščiosiu. Aliona, garaž turiu filmuoti. Bet žinok, čia gerą kadrą pagavau. O dabar aš manau, davai, žinai ką, pažiūrėsim istoriją mūsų Simako. Man įdomu, kiek savininkų turėjo automobilis per savo 26 metus. Koks tavo statymas, seniai? Nu, manau, kokius 8 arba 7. Ne, nu gal ne tiek daug, nu pasižiūrim. Aš jau Carvertical ataskaitą turiu ant rankų. Gerai, žiūrim, radom mes kiek savininkų. Tai pirmas, aišku, buvo 2000 metais, tada 2004, 2011 ir 2017. Palauk, čia dar ne pabaiga. 20 ir 25. Nu ką, aš galiu pasakyti, neblogai. Nu, Tai kiek čia jau 6? 6 savininkai. Ir tu 7, nu va, matai. Ir dar žinai kas, aš spėju, kad rida bus originali. Kiek rida ten dabar? Taip, mes dabar matom, kad rida paskutinė užfiksuota 282 tūkstančiai kilometrų, 25-10. Nu tai čia vat aukcionė, aš manau, ir buvo, arba prieš aukcioną buvo užfiksuota rida paskutinė. Aišku, yra dar 17 metais 182 kilometrai. Tai kaip ir realu, kilo tolygiai, tvarkingai, tai aš manau neblogai. Nėra dar 300. O įvykių buvo kokių? Įvykių buvo, tai matau, įvykį užfiksuota 25, tai ta, kur mes ir matėm per nuotrauką savo aukcionę. Nemuštas, nedažytas. Nemuštas, nedažytas, galima sakyti ir taip, nes čia smūgis toks, tai aišku, jeigu tu ieškai, sakykim, klasikos, tą, kurią nori palikti savo ilgam, tai aišku, imti nedaužtą, nes
kaina bus didesnė to automobilio klasikinė, jeigu jisai nedaužtas buvo. Bet pas mus ne tas tikslas, mums tiesiog reikia pažaisti, įdomu paeksperimentuoti su klasika, tai va dėl to mes jį nupirkom. Bet istoriją visada jūs galite sužinoti apie automobilį, išimkite ataskaitą iš Car Vertical ir sužinosit daugiau. O su nuolaidos kodu DRON jūs gausit nuolaidą ataskaitai. Va taip, naudokitės į sveikatą. Ko ten burbuliuoja, Andrėjau? Bliuot, operatorius, piški, kad tu saulė matai kaip jau žemai, bliuot. Reikia greičiau užkurt Tu šitą. operatorius saulę mato? Operatorius saulė. Davai, Andrėjau. Pradedam. Kažkas žadėjo šiandien užkurt šitą automobilį. Ne, nu, čia toks planas, aš nežadėjau. Tu atskirk planą nuo pažadų, seniukai. Vartai sako visai ką kito. Pažiūrėk, saulė dar aukštai. Gali parodyti, kiek pas mus dabar? Mesgi mėgstam antrą pamainą. 8 vakaro. Kažkas mėgsta, kažkas nemėgsta. Nu taip, taip. Gerai, žiūrėk, daug kaip pas mane rankoje, viskas tvarkoj. Tai ką? Sausio mėnesį gale mes pirkom per BitPro šitą aparatą, kaip matot, vietoj ir viskas gražu ir tvarkinga. Nu, kaip pirkom, taip ir atrodo ta mašina. Gerai. Padarom unpackingą. Reikia. BMW 740i Long. Kaip priklijuoju, tai neišpakuosi. Čia žiūrėk, stogą kažkas apklijavo juodai. Kaip tau tokia dovanėlė? Tai spėju bus surprise, ne? Nu, kažkas čia yra. Tai šitą mašiną visą apklijuot, ar man tik taip atrodo, pažiūrėk. Gal tada nelupam, ne? Labai gražiai mašina atrodo kol kas. Nu, supratau. Nu ne, čia neklijuota jau. Ne, jinai ten vat iki viršaus. Nu gal apklijuota. stogas, žinai, saulė apdegino ir nusilupo lakas. Opa, lėdas. Tais metais taip ėjo. Taip, tikrai. Nu, seniukai, davai pažiūrėsim saloną. Šokit saloną. Versim. Kaip atrodo senutė? Čia tokie ilgumų varžtai. Nu, kažkas Su rastavkiam turbūt. Ką aš galiu pasakyti, kvapas aišku, geras, seno BMS'o. Seno BMW. BMW fanai tikrai atpažins šitą kvapą, bet vaizdas nekoks. Čia kažkas žvaigždėtą dangų darė, bet nelabai jam gavosi. Nu gerai, šitą reikalą mes visą perdarysim. Raktas yra. O, papudelių laikikliai veikia, įsivaizduoja? Čia senai mašinai veikia. Pažiūrėk, neišlaužyti ortakiai. Ajajai, čiagi jų lyga. Kai čia su to airbagų buvo. Nu jisai yra bent jau. Aš manau, čia nuo senatvės tiesiog. Viskas čia gerai. Taip, čia turėtų būti. Masės nėra, degimo nėra. Nu ką, seniukai, davai, aš manau, iškart bandom pajungti akumą ir kūrėm. Kaip tu manai? Bus motor šadina ar bus geras variklis, kaip manai? O gal atidarom kapotą pažiūrėti? Gal jo nėra? Nu. Pakelsi? Nu, davai. Kažkaip nesigauna. Kurias čia pusė turėtų būti? O, trosas laisvas labai. Opa! Nu, gražu, žinok. V8. Žinai, kas man patinka? Bent jau tas, kad čia nėra labai daug tepalo nutekėjimų. Jau tas džiugina, nes senas Vaizdas aparatas. tikrai geresnis.
senas aparatas visada dažniausiai būna visas apibėgęs. Kokie statymai, užsikurs ar ne? Manau, kad turėtų. Aš tikiu seną mašiną. Nu, šiaip jo, senos mašinos patikimesnis negu naujos. Čia ne šiuolaikiniai triperiukai. Jo. Kaprizingi. Tepalo. Eik, tu net tepalai yra. Nu ką, nešu boosterį ir viskas. Nu, davai. Tai neuždarinė kapotą. Kišam ir žiūrim. Žiūrim, ką mes žiūrim. Kišam ir žiūrim. Gal jungiam ir žiūrim. To įjungsim. Sėbiorą. O kur čia kumas, priekį ar gale? Man atrodo, čia bagažinė kumas. Tai reiktų gal jį pajungti, jeigu jis yra. Aš manau, jis gal net jungtas, seniukai. Davai gal patikrinam. Patikrinam. Unpacking. Beveik kaip naują mašiną išpakuojam. Netgi įrankiai yra kažkurie. Nu taip, atjungta, viskas good. Nu va. Dėl saugumo atjungė, kad konteineriai, jeigu ką, neužsidegtų. Nes buvo atvejis, kai elektromobiliai užsidegė. Kas čia per dėžė? Aš tikiuosi, čia vairuotojas nenarkomanas buvo. Narkotikų nebus gal. Parodysim šiek tiek arčiau, gal spėcai supras, ką šitokia. Nu, pajudink. A davai išberiam gal kažkur. Tai ką, tada gal jau ir paragaujam? Na, kas belieka? Nu ir kas čia? Čia kas dankratas? Dovana iš Amerikos. Opa. Ačiū. Vyriovams padovanosim. Nu, neblogai. Ką čia dar turim? Čia matyt Milomanas kažkoks važinėja. Pažiūrėk, kokia muzikėlė. Eik tu. Seni gabalai, ne? Reikės paklausyt. Nu tai changeris matau yra, paklausysim. Gerai. Duokit pinigų bent jau. O! Iš Amerikos atvyko ir gabalas plytos. Irgi neblogai. Gerai, čia jau vėliau pasižiūrėsim. Bandom kurt gal? Nu, davai. Pabandyk degimą, jums gal akumas geras. Aš aišku abejoju, bet... Ne. Myrės. Nu ką, jums boosteriuką. Jeigu padės. O gal iškart susilažinom su tavim? Mesgi mėgstam. Nu ir iš ko mes čia lažinsime? Koks tavo variantas, užsikurs ar ne? Užsikurs. Aš irgi tikiu, kad užsikurs, tai... Tik tai žinai, dėl ko gali neužsikurt, neužteks gal boosterio, jeigu akumas ten visai miręs. Nu, Tuoj sužinosim. šiaip. Kas čia per garsas buvo? Gandras. Paukščiukas. Davai, važiuojam. Nu ir niekur mes nevažiuojam, seni. O tu tikrai ten masę gerai pajungiai? Jokių ženklų nėra gyvybės. Keičiam akumą. Palauk, žinai ką, pajudink masę, aš jungsiu degimą. Pajudinai? Sprogus tą kliemą. Eik tu. Rimtai? Žiūrėk. Nu aš spėju, kad jinai irgi čia patronas yra ir jisai šovė. Nu tai jau tu taip tiesiog uždėk kliemą. Nu ir nieko, tai jokių garsų nėra. Ne, palauk. Tai mes pabandysim tą reikalą apeiti. Opa! Tai vis dėlto neblogas patarimas buvo. Tikrai neblogas. Važiuojam. Bandom? Nu ir nieko. Ne, tai viskas okei, boosteris, palauk, nejungia. Išjung šviesas. Nešk akumą kitą.
Ksenonai viską šviečia, matai? Viskas baigėsi šviesus. Ką ten Andrėjus taip sunkiai atneša? Nuėjom sakumą. Nors jis nesunkus. Čia gilyčio. Jo tikrai turėtų užtekti. Pakurt šitą laivą. Tai ką, iškart į miestą dėksim, jeigu užsikurs? Paliubomu. Dar muzikos paklausysim. Viskas. Bandymas numeris 2. Boosterį gal prijungsim, Paliubomu. kad maksimaliai jau būtų. Kad maksimaliai išnaudotumėm. Užsikurs ar ne? Nežinau. Užsikurs, seni. Nu ir nieko. Ai, supratau, nes atbulinis bėgis įkištas. Kur čia starteris toj mašinai, toj mes jį taip užkursim. Neatsimenu, apačioj turbūt. Nu gerai, biški Reikia plaktuko. jo, reikia plaktuko. Nu bandom tada plaktukai. Gal jopteltų per tą kulisą? O, jau pagavau, N. Nes ten kažko tai atbulinis. Parkingo negaliu, va, iki pat galo kišu, čia pas mus P, o ant skydelio R. Palauk, pažiūrėsim, kas gale. Ai, va, dabar žiūrėk, kad bulinis nebedega. Nu, palauk, einu į priekį. Gal šį kartą? Ne. Paliubomu važiuosim. Nu, davai, seni. Kažkaip pasmirdo benzu. Jebat. Давай, сяни, ну! Kas ten per kalianimą, alio? Bandom pakurt seną kūrą. Opa! Eik, tu na. Bля, geras, ne? Seni, gesink mašiną. Kol neužsidegiam. Kas ten? O, benzas. Nu, pas mus visada su senom mašinom su benzu būna, ne? Šlangelė bus kokia, gal žinai, krovė, ką nors užkabino. Gerai, kad mes nerūkom. Nu? Nu, bet užsikūrė. Jo, ten pačiškink su boosteriu dar šalia. Blia, suku ilgai, bet dirba gražiai varikliukas. Nu, geras. Jau džiugina. Bet žinai, kas nedžiugina, kad mes jau nepravažiuosim. Palauk, dar ne viskas prarasta galbūt. Ir dar mes iš karto, aišku, galėjom į garažą jau kišt mašiną, kad pakelt, o dabar kaip mes... Mesgi turim naują dankratą. Ne tik šitą, bet dar vieną. Jo, naujas įrankis pas mus yra, tai tu išbandysim. Ką, aš manau, pabandysim pakelt mašiną, kuo aukščiau ir palyst. 2 dankratais. Variantas. Всё, dirbam. Davai, nešu įrankį. O klausyk, o gal nusiims tą pagalvėlį ir palys jisai? Tai jis ir taip palys. Nu, davai, Jis labai žemas, seniai. parodyk mum, kaip jisai 4 palys. tonus, seniai, mes galim pakelt visą mašiną, jeigu ką. Su vienu dankratu. Su vienu dankratu. Aš jau nepadėsiu, seniai. Reikia pagalbos. Seniai. Aš jau nepadėsiu, tu jau prisibazarinai. Reikia pagalbos. Reikia tavo pagalbos. Jeb. Tu bandyk taip. Nusiluot? Drošint, aha. Drošint. Reikėjo nuimti pakalbą. Su
galva su plaukais per benzą. O ką daryti? Nu, seniukas užteks, manau. Pats palysi? Ar aš lysi? Pažiūrėsim iš tolo pradžiai. Supratau. Palauk, pas mus dabar neutralinis. Neišvažiuos mašina? Sužinosim. Aš einu miegot. Nu, tik atsargiai. Aš taip nelipsiu, aš kažką tai po variklių įkišiu. Ar tu rizikuotum taip po tankratai įsilysti? Aš? Taip. Tikrai ne. Nu, va. Tai atnešiu. Nors visko būna. Tai atnešiu kokią nors plytą ar nežinau, gabalą medžio ir pakišim, gerai? A few moments later. O, va čia va. Šitas irgi čia kaip specialiai. Šitas įrankis jo čia paruoštas. Reikėjo po priekiu kišti po pakabą. Jisai per aukštas. A few minutes later. Nu va, kaip saugiai. Nu, dabar galima lysti. Nu ir ką mes matom? Galbūt katulė vietoj. Nu tai ką, aš manau bus kažkur čia vamzdukas. Vamzdukas, bet reikia apsaugą nuimti pradžiai. Nes taip, bet mes nepamatysim, tai jis ir bėga papaliai tą apsaugą ir čia nutekėjo. Davai, rakčiuką paimsiu, nusuksiu ir viskas. Aš manau nusisuks, kur jinai dėsis. Jeigu nenusisuks, tai aš ją išlaušiu. Be gailesčio. Kažkur čia. Žiūrėk, čia filtras. Ir bėga iš filtro, ar ne? Nu ką, reikia pajungti. Čia nupist filtras. Nu tai net šakėm krauna ir aš manau užkabino. Jo, grinai, žiūrėk, iš filtro lašą palangą kažką. Jeigu naujas mašinas krauna, ten negailė, o tokius senus striperius tai to labiau. Nu ką, bėga? Bandau užkurt? Gesink, gerai, bėga. Iš filtro. Iš filtro? Aha. Tai mes čia galim tiesiog sujungti tiesiai. Nu ką, seni, aš manau, davai gal nežaidžiam va su šitais dalykais ir... Padarom normaliai. Taip, nupirksim tą filtrą ir įkišim ir važiuosim, nes dabar ką mes čia užglušinsim, šlangą sujungsim, kuras pradės bėgti, nevažiuos tą mašiną. Sudegs anksčiau laiko. Žodžiu, šiandien mes nevažiuosim, o grįšim po kelių sekundžių ir viskas. Užsakysiu normalų filtrą ir tada mes gazuosim. Davai. Ką, seni, oi. Rytas prasideda nuo kavos, o nuo filtro. Turime jau naują filtriuką, kuras dar bėga. Nuo vakar. Gerai, kad nieks čia nepraėjo ir bučioko. Gerai, kad čia nieks nerūko. Taip. Tai ką, davai į mėgstamą pozą, gulam ir bandom pakeisti. Aš manau, mes važiuosim. Įdomu, kiek čia benzą jau išbėgo, nes visą tą laiką lašą. Gerai, aš noriu pravažiuoti su šitą mašiną. Statom ant greito ir važiuojam. 40 eurų filtriukas kainavo, jeigu ką. Prabangiai sakyčiau, kaip tokiam aparatui. Ir čia beveik pigiausias. Yra už 8, ten ir 9. Nu, davai. Kas čia vyksta? Jokoju matį. Sušalo. Tuoj su dantim. Taip nedarykit. Dantukus reikia saugot.
Gerai, ką, kišu ir bandom kur. Lauk, mums reikia dar aukščiau pakelti, nes aš... Nu, aš irgi žiūriu kažkaip nusileido biškį. Nu, dankratas išsiskiria iš pilkos masės, ne? Taip, pažiūrėk, kokia funkcija yra. Op, op, op. Nu, šitas tai navarotas patogus. Geras, geras. O kur tu čia įpirkai tą dankratą tokį? Seniai išduosiu paslaptį, atsidarė Klaipėdoje naują parduotuvę, įrankių būtent, ir turi didelį asortimentą ir aišku, konkurencingos kainos. Tai užsukit DSD Tools, pasižiūrėsit, mes nupirkom šitą dankratą ir servetėlės dovanų gavom dar. Tai patikrinau, veidą gerai valo, nors jos skirtos rankom, bet tepaliuką nuo rankų gerai išvalo, jau patikrintas. Tai visus kviečiu apsilankyti, hebra, už gerą kainą. Fizinė parduotuvė Klaipėdoje yra, o internetinė parduotuvė jūs galite įsigyti ir jums pristatys į bet kokį tašką. Tai kad užsukit ir tikrai rasit gerų įrankių. O mes ką, gulom ant grindų, seniukai? Kas gula, kas filmuoja. Gal tu nori atsigult, aš pafilmuosiu? Ne, nu tai ką jau ten. Nu gerai. Lipu, toks mano darbas. Kažkas sėdi ofise ant kėdės, o kažkas guli ant žemės. Nu ką, pats pasirinkau tokį kelią. Pataisysi? Nu aišku, toj važiuosi. Porą minučių. Bet čia grinai ir gavo jisai nuo, aš manau, nuo keltuvo. O šakės tos. Arba gal ne, gal tiesiog mašina žema ir trinktelėjo. Opa! Blet, šiaip taip ir bus, seniukai. Mašina labai žema, matai, koks smūgis? Grinai krapštė porą kartų į žemę ir... Taip, gerai. Viskas. Stovi, užspaudžiam ir važiuojam. Automobilis pataisytas. Seniukai, ištrauksi? Davai. Tu vakar nepakėlė, o aš dabar pakelsiu. 1, 2, 3. Laba! Trauki? Supratau, palauk, pafilmuosiu tavo veidą dabar. Tai kaip sekasi? O dankratas kaip čia seni. Nors čia yra dankratas žemiausias iš tikrųjų, bet mūsų lowrideris tai... Gerai, ką? Pajudink mašiną. Vakarykštė strategija. Atgal mes kišam kitą O davai, dankratą. pajudink mašiną. Manai? Jo. Nu gerai, davai. Vis dėlto rytas, jėgų turi būt dar. Nahui pastatysiu tą kamerą. Nu ką, kūrėm ir važiuojam? Plius minus bam. Kliemą irgi šovį reikės pakeisti. Senovinė čia dar tokia. Neužsiklinė. Aba. Nu. Žiūrim, ką mes turim. Ir tu gal iš tos pusės pažiūrėsi, ar bėgs kuras? Nu bandom! Tai tu jung degimą palik, kad biški kuras. Filtriukas buvo tuščias, toj gal pripampos biški. Filtras pakeistas, tai dėl to ir pas mus neužsikuria dabar. Nu ką, važiuojam? Nu davai. Sena, Aš dabar galvoju, gal aš dar ne taip filtriuką pastačiau.
Tipo sumaišiai šlangas? Taip, ten yra in vienoj pusėj, o išbėgimas kitoj. Nu pasuk dar, pažiūrėsim. A few minutes later. O kūro yra apskritai? Kūro yra, seniai. Daug? Normaliai. Pažiūrėk, litrų kokių 20, 15 bus. Tai? Nu, Aš manau, gal ne taip pastačiau, pabandom pažiūrėti. nu, aš tai manau, kad gal dar ne viskas prarasta. Sukam ar tikrinam? Nu pasuk biškį. Davai. Nu gal? Supratau. Bet taip, nesugebam net filtro normaliai įdėti. Tai kas čia gaunasi? Šūda rankį. Gal man kamerą seniai? Gal jau užtenka filmuoti, bet galva nedirba. Davai, važiuojam. Nu taip. Atvirkščiai, aš pastačiau dėl to ir šlangus supainiau. Nu jasna. Mano va taip stovi, o šitas matom pagal smūgį va taip. Nu, Nu tai всё, ten viskas greitai. jo. Porą sekundžių. 2 hours later. Pataisyta? Dabar tikrai pataisyti. Tuoj patikrinsim. Iš pusę pasukimo. Nu ką, važiuojam? Nu, senukas, nepavesk! Yra! Ką? Puikiai. Sės pavežti? Pas ką ten žemiausias aparatas? Aišku, tik pas mane. Čia mes braukiam su filtru vėl. Tai jinai tokia žemato, kaip polinis ten. Taip, man atrodo, mes braukiam su filtru. Nu, supratau. Aš neišėmiau seną filtrą. Smart, Andrei? Palauk, seniukai. O kas ten guli dar? Gale? Filtras ten gale? Senas. Nu, supratau. Kaip su tokia mašina važiuoti seniai? Tuoj sužinosim. Jaučiu, tokios žiemos dar neturėjai, ne? Čia net kumštis ne, nulenda. Nu va, kiek čia colų? Šitoj pusėje lenda, jin dabar kreivai stovi, toj pusėje, man atrodo, žemiau. 10 colų, o mašina labai ilga, tai ant gulinčio miento jau daužysi, tai nenuostabu, kad filtras kuro buvo su... Seniai, gal važiuojam, ką? Davai, važiuoju. Chatą uždaryk. Aš manau, kas turėjo Simakus ar Tram 9, šitą kvapą atpažins. Klasikos. Geras. Šitie modeliai turi savo kvapą ir supainioti jos neįmanoma. O, palangą uždarėm, tamsintas. Tavo tamsintas, mano, ne? Ne, nu aš manau, mums reikės įkelt tikrai. Taip, aš nenoriu važinėti. Nu ką, važiuojam?
gyvai sėdžiu. Ką mes čia kabinam akmenukus? Čia kas tai Ai, rankinis. Nu čia rankina išlaužta rankinio, tai ką čia, bl***? Replių reikia. Man atrodo, mes niekur nevažiuosim. Kas ten įvyko? Čia grinai duslintuvai ir dėžės karteris guli ant žemės. Čia yra nesąmonė, bl***. Čia tai padarė. Nu gal iki asfalto davažiuosim, seni. Nu čistai, va, dabar mes tempiam duslintuvą per žemę ir... Kad neprap... karterį. Nu velkasi, bl***, seni. Gal atsargiai kaip nors. Nu bandom. Aš mačiau, čia koilai stovi, bet gal jos galima šiek tiek pareguliuoti, bet nesąmonė, kas taip galėjo važiuoti. Nežinau, tikrai reikėtų. Ne, nu jeigu ten kažkas pasakys, kad turi lowriderį žemesnį už šitą, tai nepatikėsiu. Kad karteris per žemę vilktųsi, tai tokio dar nematęs. Lowrideriai parašykit, pas ką ten dar žemesnis. Mums svarbu dabar Opa, pajaučiau. Aš tai paimsiu kamerą, pafilmuosiu, seni. Davai. Nes čia nesąmonė. Nu ir koks vaizdas? Va toks, per žemę velkasi duslintuvas ir karteriukas. Jeigu pysim kažkur į duobę, nu tai pizda. Davažiuosim bent jau iki asfalto. Davažiuosim. Tai mes net neišvažiuosim ant to kalniuko. Šonu atsargiai. Šonu išvažiuosim. Šok prasilieksi. Gal asfalto nekabinsi. Tuoj sužinosim. Tarp dėžės ir asfalto pas mus va, grinai piršto dydžio atstumas. Čia za Benzas? Galbūt jo. Tai ką, grįžio strėlašką? Paliubom. Eilinė Andrėjaus diena su pasibaigusiu kūru. Tai ką, Amerikoje irgi žmogus važinėjo tuščio bako? Taip išeina. Tai čia gaunasi irgi grybauja strėlytė kūro. A ne? Taip gaunasi. Taip gaunasi. Nu, bandom dar užkurt. Nu, neduoda kelt apsukų. Kūras bus greičiausiai. Nu ką, einam peškom? Turim nuo ko nupilti. Nu kaip ten, Andrėjau? Kaip ten einasi? Svarbu, mūsų dabar nenupiltų kažkas. To įpilsim kanistriuką kūro ir važiuosim toliau, aš spėju. Nu ką ten? Su žybulu gal nelabai? Bus kaip čia? Reaktyvinis kūras. Opa! Kažkada į M5 šiandien mes spyrėm, atsimeni? Kiek ten dar yra? Koks ten 102? Tai šitas simakas pas mus. O, blėt, seniai. Bet aišku, mes norėjome vandens mocą, ne? Ne, davai paliekam, nuvažiuojam geriau į degalinę, nes šitas kūras tai brangus.
O ta sena... Degaliniai dabar tą patį kainuoja kūras. Šiaip panašiai, jo, gal pigiau būtų 102 pirkti. Turbūt, kad. Reikėjo tada Ne, aš manau, kad tą seną užlinks, jeigu mes šitą pilsim. Davai, įmam bakelį, nulėkim vis tiek. Va šitą bakėlį. Bus paprasčiau. Geltoną. Kurį, šitą? Šitą. Ne, mažesnį užteks. 5 litrų aš manau užteks, da važiuosim iki degalinės. Iki degalinės. Gal paimk 20 geriau. Davai. Ko čia per aparatą stoja? Aš nežinau, kino toks krūtas simakas. Opa, Guli ant pilvo. guli. Nu kaip ten? Čia tai suprantu tačką, nu ką. Sėdi ir važiuoja savo ramiai. Bet mumgi tokios taškos neįdomios. Neįdomu. Mums reikia pasikrapštyti, mums reikia nuotykių. Gerai. Tai užpilsim kur ir pažiūrėsim, gal mums gausis ratukus prasukti. Kaip manai? Įdomu būtų. Nu? Aišku, gerai būtų padaryti aptarnavimus. Bet žiūrovas to nelauks. Iš karto po to, kai ratukus prasuks. Taip, taip. Bet aš tikiuosi, nebus ten kokia... nebus koks kursiurbys nuėjęs, žinai, nuo senatvės. Jau greit sužinosim. Davai, užpilsim kur ir jau atsidursim prie mūsų mašiniuko. Gražiai aparatas atrodo. Kaip iš filmo. Kada paskutinį kartą pylė į kūrą į mašiną? Gal geriau nesakysi, nes patikės žmonės. Šiaip šį savaitgalį pyliau. Irgi su leika? Taip. Supratau. O ko tu šonų nepili? Aš su tavim kalbu. Nebėga? Sėtelis užkimštas. Nu tai... Supratai, ne? Ką su juo daryti? Nu ką, aš manau, kadangi pas mus buvo filtras skylės, tai ir išbėga visas kūras. Gali Logiška. būt. Gali būt. O strelytė mūsų apgavo. Kaip dažniausiai pas mane ir būna. Viskas, važiuojam, hebra. Važiuos? Aišku. Šok. Nu kažkokie ten pašaliniai garsai. O pas ką čia kūras taip bėga, ar kas čia bėga? Ne pas mus. Kardanas gal? Kažkas. Spaudžiu gazą ir prasideda triptys kažkokia. Jo, spėju kardanas, nes dabar gazą atleidžiu ir viskas gerai. Nu ką, važiuoja mūsų simakas. Aišku, reikia pridėti rankų, reikia pridėti meilės, bet mašina važiuoja. Gulintis mintas. Nu dar nieko. Kažkada turėjau aš tų labai žemų mašinų, tai iškart prisimeni tą dalyką visą tą reikalą. Kai pravažiuoja gulinti mintą ir reikia sutraukti vieną vietą. Kokie garsai. Bet neskauda. Per širdį smūgiai. Nuvažiuojančią mašiną nupirkom, galima tai pasakyti?
Taip išeina. 505 baksų sumokėta aukcione. Ir mes gavom važiuojančią mašiną. Neblogai. Tai kad chebra, jeigu norit nupirkti kažką, nesvarbu, paimkė per širdį vėl. Jeigu kažką norit nusipirkti, nesvarbu, pigaus, brangaus, vat jums geras pavyzdys. $505 laimėtas aukcionas ir mes čia Lietuvoje turim automobilį važiuojantį. Aišku, reikia, sakau, pridėti rankų, bet faktas tas, kad mašina važiuoja. Aukcionas laimėtas už 505 baksų, man čia vietoje jau pilnai bendra suma su mokesčiais, su muitinimu, su aukciono mokesčiais taip pat ir pargabenimu iki Lietuvos 2600 eurų. Aš manau, kaip už tokį eksponatą nėra daug. Kaip tu manai? Nu, kaip su V8, manau, normaliai. Jo, nebloga kaina. Tai visus kviečiu, jeigu norit kažką nupirkti, pas BitPro kreipkitės. Aš šitą aparatą būtent pagavau Instagrame. Tiesiog vakare užeinu, žiūriu, opa, stovi, storiukas. Viskas, šitas automobilis bus mano. Susisiekėm ir nupirkom. Tai visi pafollowkit BitPro ir ten jūs rasit savo irgi gerų variantų. Nu ką, seni, aš manau, reiktų grįžti gal į garažą. Šitam automobiliu reikia vis tiek rankų. Mes pakelsim koilus gal šiek tiek aukščiau, kad mašina nebrūžintų žemę su dėžė ir su duslintuvu, kaip manai? Pažiūrėsim, kaip ten iš apačios atrodo. Bet mašina dirba gražiai, variklis puikiai. Net nepulsuoja. Nu, nepulsuoja. Praleisk mašiną iš galo. Davai, žinai ką, išlipam, apsižiūrim ir lėksim į garažą. Gerai, ir ką, trumpai mes turim už 505 baksų. Nu, aišku, pas mus vietoj čia jau kaina 2600 eurų. Tai pas mus daužtas priekis, bamperį reikia pakeisti. Salone mes matėm bardaką. Tai, nu, tie dalykai irgi visi tvarkomi. Bet pagrindinis buvo defektas šito automobilio, tai smūgis į galą. Ateikti. Matai raukšlė. Čia gal fūrai važiavo, ar kas čia taip? Lygiai. Matai, kaip lonžeronas suspaustas? Matai? Tai aišku, aš tikėjausi, kad bus šiek tiek silpnesnis smūgis, bet aš manau, pastatys kebulistas ant stendo ir ištrauks. Matai, šitą vietą irgi biškį įspausta. O gal mums pabandyti pririšti prie medžio? Mes patys pareguliuosim šitą reikalą. Gaila medžio, seni. Nu taip, paliksim jau profesionalam šitą darbą. Nu, aš patenkintas pirkinuku iš tikrųjų. Svarbiausias dalykas. Paklausyk, kaip variklis dirba. Nu, tikrai labai gražiai. Žinai, kas dabar pastebėjau, kad šitas motoras gražiau dirba negu mūsų M5 F9. Girdit, chebra, kaip dirba varikliukas? Pasaka. Važiuojam! Tu čia vieną ratą biškį prasuko. A ko čia vieną ratą tik suka? O nes starukas, seni.
Seniai reikia kažkaip padaryti, kad ir kitą prasuktų. Bijau šitą seną sulaužyti. Šitą seną daugiau negu tu atlaikys. O, čia tai abejoju, bet... Dūmų buvo. Sugebėjęs darucha. Nu tai davai pakartosi gal? Davai dar, iššoksi. Davai, varyk. Sėski važiuojančiai, seniukai. Davai. Žiūrėk, važiuoja starucha, ne? Reikėjo tiesiog paspaus sportą ir viskas. Kiek mašinai metų? 2000-ųjų šitas aparatas. 26 metai. Va, tik tais gaziuką paspaudė ir viskas. Fu. Nu ką galiu pasakyti, aš patenkintas pirkinuku. Gerai, mums dabar reikia nuspręsti, ką toliau. Opa, aš pamiršau, kad čia pas mus lowrideris. Eina, na, bля, skaudžiai. Nu, pirmų reikalų, ką mes darysim, tai reikia pakelt koilus. Čia aš mačiau koilai ir jie reguliuojasi. Tai mes tikrai pakelsim tą mašiną, nes taip važiuoti tikrai neįmanoma. Ką, tu gal savo irgi nori? Kokios nors klasikos? Audi seni. Audi, nu gerai, pagaudysim Audi. Bet jeigu Audi, tai tik turbo. Ir tik quattro. Taip, nes daugiau toj mašinai man... Bet aš kalbu apie seną Audi. Taip. Kuri kažkada tai pas mane buvo. Nu va, tai klasiką reikėtų paieškoti su turbaku. Nes ten daugiau nieks nežavi. Tik quattro turbo, viskas. Bet tai gerai padūmino, ne? Nu jo. Oi, kažką pametėm. Lyšnas detalės. Lyšnas detalės, tikrai taip. Nu ką, dabar mums reikės skaudžiai pravažiuoti per žvyrkelį ir bandysim pakelt. Baigtų. Andrėjus pabandys iškentėti šitą skausmą. Seniai aš duris atidarysiu. Tai langą galėtų daryti. Ai, duris atsidarysiu. Autopilotą jau? Davai. Tai gal tada pats važiuok, aš ką, išlipsiu? Davai, lipsim. Davai. Все, давай. Nu ką, iki kito karto, chebra. Važiuojam. Davai. Supratau. Akmenį pagausim, achujelinsim. Tai gerai, tada koks planas pas mus bus su šituo automobiliu? Gal kažkas ieško V8? Ne, palieku aš kol kas savo. Ten jau žiūrėsim. Jeigu bus laiko, mes prieisim ir bandysim po biškį jau jį tvarkyti. Tai pirmų reikalų mes pakelsim amortikus. Ir aš manau, tada keliaus šitas klasikinis aparatas pas kebulistą. Tegul tą galą mums tvarko. O toliau žiūrėsim. Po biškį darbai judės šito irgi aparato. Bet pas mus dabar prioritetas stovi ant keltuvo. Bet tai salonas, galėčiau pasakyti, kad labai išgaidintas, ne? Nu, reikia pridėti biškį meilės. Gerai, chebra, prie to pačio, kas turi detalių šitam gražuoliui, parašykit. Aš manau, reiktų lubų, galinis bamperis, balkis, bagažinė, priekinis bamperis. Kas dar? Gal originalus amortikai? Gal dėsim originalą? Nu, man tai neprikolas taip važiuoti. Jeigu kažkam reikės, gal parašykit, aš parduosiu koilus. Galbūt. Nu, man labiau patinka šitas automobilis, kai jis ant originalių amortikų. Tas minkštumas, tas komfortas, kad būtų. Kaip tu manai? Manau, kad jo. Čia ne sportinis. Taip, čia ne ta mašina, kur lowriderį daryti. Taip, jinai gražiai atrodo, kai stovi, bet važiuoti, tai aš nekaifuoju. Nu, tai ir viskas. Ką, parkuojam kol kas ir einam dėliot darbus, nes pas mus jų daug.
prioritetas pas mus Emkis, o šitie žaisliukai bus jau taip prie arbatos puodelio, kaip sakant. Laisvo laiko rasim ir bus. Viskas, spaudžiam like būtinai, komentuojam. Jeigu yra klausimas, klauskit, atsakysim. Ir iki sekančio video. Prisimenu senus laikus, kaip ant grindų gulėjau, mašinas ardžiau senį. Nu, reikia per tai praeiti. Tikrai taip, tada pradedi vertint geras sąlygas darbo. Sužinosim. Sužinosim, aš jau nekantrauju. Jau šiandien. Bet aš manau, darbo pas mus tikrai netrūksta. Netrunka. Dalbėjau. Ar dalbėjau? Yra kaip yra, seni. Supratau. Davai. Davai, seni. Visą gerą. Pakviesi, kai bus makas. Okei. Užsakyta. Nu ką, seniukai, zdarovo. Ką mes darysim dabar? Kaip manai? Tuoj sužinosim. O gal aš pritūpimus darysiu, seniai? O kam tu jas darai? Nu, tikrinam kamerą tavo. Jinai į viršų ją pačią nevažinės. A, poniau, gerai tada. Aš vaikščiosiu į kairį į dešinę. Opa! Nesigausi? Nu ką, seniai, filmuojam šitą filmą? Į apačią. Opa! Tikrinam, kaip operatoriaus kamera veikia. Pabėgsiu ar ne nuo tavęs? Jo, na. Ten kompresorius už sieną, blėt, su puškai. Nu, vat padirbsi. Kaip manai, seniai? Kaip Ar gausis. Kaip gausis. Ar eit, kur išjungti jos visus tenais? Paguldyti ant žemės, kaip manai? Geriau išjungt. Ir viskas. Ir šitą kompresorį užgesinti. Visam laikui. Užgesink visus. Visi BMW aparatai. Visi BMW. E-tram 4, E-tram 9, šiam F10, G30 ir LCI G30. Ir pagrindinis mūsų aparatas. Andrei Competition. Važiuojam.